vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šiandien švenčiame antrąjį gavėnių sekmadienį, šis antrasis sekmadienis skirtas šventajam Grigaliui Valančiui, Salonikų vyskupui, prieš tai gyvenusiam šventajame Atono kalne, į kurį beje su kai kuriais parapijos vyrais keliausime piligrimystę gegužės mėnesį, dėja moteris į Atono kalną keliauti negali, bet kaip tik gali aplankyti Švento Grigaliaus Valandos Salonikų mieste, pagrindinių relikvijos yra pagrindiniai katedroje. Taigi Šventas Grigaliaus Valandas minimas tarsi taip pratęsiant pirmojo sekmadienio ortodoksijos triumfo sekmadienio temą. Pirmąjį sekmadienį minėjome tuos, kurie kentėjo dėl to, kad gerbė šventąsias ikonas, ir bendrai prisiminėme visus tuos, kurie gynė ortodoksišką tikėjimą. Ir Šventas Grigaliaus Valandas jau vėliau, 14 amžiuje, taip pat gynė ortodoksų tikėjimą, bet jau šiek tiek tokiam siauresniam kontekste, siauresniam temai. 14 amžiuje vienas mąstytojas, vienas dvasininkas iškėlė klausimą, o kodėl tave šventajame Atono kalne vienuoliai taip keistai gyvena? Jie atsiskyrė nuo pasaulio, atsiskyrė nuo visuomenės, daug laiko praleidžia maldoje ir fiziškai dirba, patys augina maistą, patys rūpinasi savo ūkiu ir daug pasninkauja ir daug meldžiasi, ir ta malda taip pat tokia gana kūniška. Labiausiai jie garsėjo Jėzaus malda. Žinoma, buvo ir įprastos ilgos pamaldos, o gavėnios metu daug prostracijų, daug nusilenkimų iki žemės, daug judėjimo, bet labiausiai garsėjo Jėzaus malda. Vienuoliai tyliai, tamsoje, savo celėse daugybę kartų kalbėjo tą pačią maldą: Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs, Kyrie Jėzau Kriste, atleisk man. Ramiai kvėpuodami, sėdėdami savo celėse ant tokių nedidelių kėdučių, jie kalbėjo valandomis tą maldą. Ir buvo pasakojama, kad kai kuriems iš jų atsidarė Dievo regėjimas, kad jie matydavo Dievą kaip šviesą. Ir štai toks Varlaamas, dvasininkas, apie visą tai išgirdęs sakė, na, čia visai neevangeliška. Svarbiausia yra priimti Jėzų savo protu, suprasti tą tikėjimą, ir visa kita bus savo vietose. O štai šitos įvairios praktikos, pasninkai, ilgos maldos, visa kita, iš kur visa tai yra ir kas ta šviesa, kurią jie mato. Buvo mestas toks didelis iššūkis, kilo tiesiog skandalas dėl tų vienuolių praktikų. Ir tuomet iš Atono kalno būtent buvo pakviestas Šventas Grigaliaus Valandas, vienas iš tų vienuolių, kuris pasižymėjo dar tuo, kad ne tik buvo didelis asketas, bet ir išsilavinęs žmogus, prieš tai dirbęs tokį administracinį netgi darbą, ir tikrai išmanantis teologiją, tikrai išmanantis bažnyčios mokymą, ir tuo pačiu labai gumsus žmogus. Jis buvo pakviestas tapti Salonikų vyskupu ir apginti tą praktiką, kuri vadinasi hesychazė, žodžio graikiško įsichija, tyla. Ir Šventas Grigaliaus Valandas sėkmingai tą ir padarė, tą ir minėjo, kad jis paaiškino tą praktiką ir paaiškino, kodėl tai reikalinga. Žmogus, sukurtas Dievo
siela. Kūnas nėra tiesiog kažkoks kaip automobilis, transporto priemonė, kurią keliauja žmogus, kuris būtų siela. Kūnas nėra kažkoks tai dvasios kalėjimas ir kūnas nėra kažkoks tai toks kapas. Pagonių mąstytojai senovėj lygindavo kūną su kapu, iš kurio reikia išsilaisvinti. Ne, krikščioniško požiūrio žmogus sukurtas kaip kūnas ir kaip siela. Ir tas yra žmogus duona. Jeigu įsivaizduojame dvasingumą kaip tik tai, kas paliečia sielą, tik tai, kas yra kažkaip susijęs su protu, gal intelektualu, tai tas dvasingumas virsta paprasčiausia neįkūnyta fantazija. Paprasčiausiai tai yra įvairūs vaizdiniai, kurie niekaip nevirsta realybė. Tam, kad dvasingumas būtų realus, jis turi būti įkūnytas, paliesti visą žmogų, ne tik vieną žmogaus dalį. Ir kūną, ir sielą. Ir kadangi Dievas myli žmogų, tai Dievo malonė veikia ne tik sielą, bet ir kūną. Ne tik žmogus gauna nuodėmės atleidimą, ne tik žmogus gauna dvasiškai tą malonę, bet ir iš tiesų kiekvieno žmogaus kūnas, kalbant amžinybės perspektyvos, perkeistas, kiekvieno žmogaus kūnas bus paliestas malonės ir šlovingas, kai bus visuotinis prisikėlimas. Bet ir čia ir dabar irgi Dievo malonė paliečia kūną. Šiandienos Evangelijos skaitinys irgi apie tai mums primena. Jėzus išgydė paralyžiuotąjį, tai parodydamas, kad kalba ne tik apie malonę, kuri liečia dvasią, bet ir apie kūną. Kad jo žodžiai, kaip mokytojo, kurį mato fariziejai, yra ne tik tušti žodžiai, bet žodžiai gali paliesti visą žmogų. Ir tinkamai ir mes savo pusės lygiai taip pat, jeigu mes norime priartėti prie Dievo, jeigu mes norime atsiverti jo malonei, turime dirbti ne tik su dvasia, bet ir su kūnu. Ką ir darė tie įsikastai, ką ir darė Atono kalno vienuoliai, kuriuos gynė šventas Gabrielius Valamas. Net ir mūsų mintis taip pat yra susijusios su tuo, kaip gyvena mūsų kūnas. Todėl kūnu mes turime ir melstis, ir pasirinkauti, ir atlikti kitas praktikas. Atone dirbo jie fizinį darbą įvairų, suvaldyti tą kūną. Šiandien mieste toli gražu ne kiekvienas fizinį darbą kažkokį dirba, bet tarkim Teofanas Paskyrėlis, 17 amžiaus šventasis, rekomenduodavo bent kažkokį tai sportą, kad nupertant savo gyvenime kažkokią mankštą, kad tas kūnas nebūtų paliktas savieigai. Visa tai reikalinga lygiai taip pat, kaip ir įvairūs grynai dvasiniai dalykai. Tam, kad mes galėtumėm atsitolinti nuo nuodėmės, tam, kad mes galėtumėm atsiverti malonę. Esame kūnas ir siela, todėl turime maldoje naudoti ir savo kūną, ir savo sielą. Ir įstabu tai, ką žada šventas Gabrielius Valamas, kad tie šventieji, kurie nuoširdžiai paskyrė savo gyvenimą dirbti su savo siela ir savo reiškia Dievui visą savo esybę, jie net čia žemėje tarsi taip paragaudavo to, kas laukia amžinybėje. Pajusdavo viešpaties artumą, regėdavo jį kaip šviesą jau čia žemėje. Taigi, švęsdami Švento Grigaliaus Valamo atminimą, prisiminkime visus šventuosius vienuolius ir vienuolės, šventuosius asketus, kad jų pavyzdys mus įkvėptų
Ir šiame pasninke melskime ne tik sielą, bet ir savo kūną. Įtraukime į savo dvasingumo praktikas ir savo kūną, tikėdamiesi, kad Dievas palies mus taip, kaip palėtė tą paralyžių, kai išgelbės iš dvasinio paralyžiaus mūsų sielą ir padės ir mums duos tinkamą sveikatą, kad kūnas kaip įrankis galėtum tinkamai tarnauti šiame žemiškame gyvenime. Amen.